Sveiki, šiandien pas mus yra Lukas Mograuskas, kitaip Insane Lukas. Manau, pristatint plačiai nereikia, nes daug kas jį tiesiog jau žino. Tai taip trumpai, tai Lukas yra kultūrizmo guru, aš tai pavadinčiau, turintis 11 metų patirtį, jau sėkmingai pakeitęs virš 1000 klientų formų ir Insane Fits įkūrėjas, kur yra sporto papilai ir drabužių linija, ar ne? Taip. Tai va. Ir taip. Aš duosiu pasirinkimą, o tu galėsi pasirinkti. Ar nori pradėti nuo sporto, verslo, gyvenimo filosofijos, asmeninės karjeros, ar prie paskutinių klausimų iš karto? Gal pradžiai nuo to, gal kas įdomiausia. Nežinau net. Tu pradėk. Okay. Tai gal tada pradėsiu nuo sporto, eisiu iš eilės. Ir klausimas, pavyzdžiui, pirmas, kas šiame sporte tau, pavyzdžiui, psichologiškai sunkiausia? Valanda salė yra pati smagiausia, skaičiau pati lengviausia dalis. Okay. Nueiti į salę, pasportuoji tą valandą ir viskas, bet skaičiau sunkiausia dalis yra tikriausiai visas tas gyvenimas, kuris dėliojasi aplink tą miegą ir tą maistą. Nes norint auginti raumenio masę, ar mesti tą riebalų procentą, ar šiaip pasirūpinti savim, turi surinkti to maisto, iš ko surinki tą maistą, reiškia, tada išsimiegoti. Nes jeigu tu, sakykime, viską gerai darysi, bet nedamiegosi arba blogai miegosi, jau nebeatsistatysi ir tas pakenks ir atsistatymui, prastesnis miegas iš karto kyla ten kortizolis, streso hormonas, kas įtakosi riebalų kaupimą, ten, pavyzdžiui, ties pilos sritim. Tuo labiau kalbant apie raumenų auginimą, tai netgi žmonės irgi ryte atsikėlę jaučiasi pavargę, nelabai nori kažką veikti, daryti, krenta produktyvumas, tai šitie dalykai man yra susijęs su miegu, atsistatymu ir maistu, tai skaičiau, kad tie geri rezultatai būtų, kas liečia gerai atrodyti, tai vat ir yra, turi priimti tam tikrus sprendimus, nes daug kas mėgsta išeiti vakare į miestą, užsivėlinį, miegas kenčia ir tokie, skaičiau, gyvenimiški dalykai, tai kartais reikia mokėti viską suorganizuoti, bet kuo toliau, tuo labiau girdžiu, kad žmonės kaip tik labiau mėgsta, atsisako geriau kažkokių naktinėjimų ir nori geriau jaustis ryte gerai. Vis salėje dažniau girdžiu, vis iš aplinkos girdžiu dažniau, kad vos ne atsisakys geriau to gėrimo arba atsisakys išėjimo miestą, bet nori jaustis iš karto ryte atsikėlęs šviežia galva, labai gerai atsikėlus jausis ir norėt kažką daryti. Tai tas yra smagu. Okay. O tau, pavyzdžiui, ar tada mityba ir miegas, ar varžybos? Nes aš galvoju, kad pasakysi varžybos. Šiaip varžybų pasiruošimas yra smagu, nes pasidaro, kaip yra toksai tas deadline'as, yra data, kurią tu tam susifokusuoji, yra tikslas. Ir kai yra data, tu, kaip ir neturi kito pasirinkimo bedaryti. Ir man tas patinka, kai yra viskas taip sustiguota, tada sportas irgi gauna truputėlį daugiau prasmės, ne šiaip, kad eini į salę, ne šiaip, truputėlį nuobodu, kaip tą patį darai. Tai tas patinka, tik aišku, vėliau jau link galo to pasirašymo, kada riebalų procentas jau yra tenais mažiau negu 7%, kada tu jauties tikrai pavargęs, išsekęs, tada pasidaro sunku. Bet labiau sunku tai, kad yra tiesiog nuovargis ir dar prie to pačio yra visi kiti gyvenimo dalykai, ką turi padaryti. Tai nepamiršti santykių, antrai pusėje rodyti dėmesį, tai kažką savo nuovargį numesti į šoną, tada dar prie to pačio pasirūpinti verslu, tenais pinigais, finansais, kad viskas irgi vyktų ir eitų toliau. Tai va čia yra sunkiausia, galėčiau tik tai sportuoti, miegoti, nieko neveikti, gal tada ir netai būtų sunku. Tai toksai, nežinau, sunku pasakyti, sunkiausia dalis jo yra labiau sudėlioti tą gyvenimą aplink tą tokį režimą, bet daugmaž visi, kaip supratau, irgi atranda tą savo rutiną ir pasidaro viskas. Ja, o tu paminėjai apie riebalų procentą, o pavyzdžiui, koks pas tave dabartinis yra? Ar tiksliai nepasakysi? Ne, dabar skaičiu kokie 12-15 kokie. Okay. Nes dabar esu tokiam jau kaip auginimo pykė, tokiam jau realiai už 1,5 mėnesio pradėsiu dietą. Tai tie maisto kiekiai yra gerokai dideli, vis tik siekia auginti raumenio masę. Tai presas dar matosi, tai niekada neauginu tiek, kad jau preso nesimatytų, tai kad pilnai viskas matytųsi dar. Nes jeigu jau pilvas yra, jau skaičiu, yra blogas ženklas, kada reikėtų jau pasidaryti tokį kaip mini cutą, dietą, sumažinti kalorijas, nueiti deficitą, daug truputėlį kūnai palsėti, kad insulino jautrumą atstatyti. Kas pasikoje padės pabūs tam deficite, ne tik žarnynas palsės, bet netgi būdamas ryškesnis, vėliau vėl sukėlęs kalorijas, kūnas daug kitaip reaguosi visą tą maistą, tai geriau raumuo augs, lėsesnis raumuo augs ir manau irgi bus naudinga palsėti truputėlį kūnui irgi nuo
to didelio maisto kiekio, nes pastoju, kad tu valgai labai didelius maisto kiekius ir taip pat žarnynas apsikrovęs yra, kas irgi dabar labai yra populiaru kalbėti apie visą tą gut health, tai kas yra smegenis ir su skrandžiu viskas labai stipriai susiję. Tai manau visi tokie dalykai atsižvelgiant, kad per daug valgyti, per daug ilgai irgi nėra gerai, taip pat kaip ir būti kalorijų deficite per ilgai nėra gerai. Skaičiau, kokius ten 20-30 savaičių būna gilioj dietų irgi, manau, nėra sveika. Būtų gerai padaryti vėl kokį mini tokią breiką, tokią vos ne pertrauką keliom savaitėm, duot kūnui atsigauti, suteikti maisto ir tada vėl. Jeigu, tarkim, ten didelis labai ransvoris ir reikia jį nusimesti, nes badauti, tas badavimas tokia nuveda į nieko gero, jo, apsivalgymą ir raumeninės masės praradimą. Jeigu raumenis prarandi, tada kūnas ir mažiau riebalo degina, tai tikslas yra kuo daugiau raumens išlaikyti ir mesti tik riebalą. O dėl, pavyzdžiui, riebalų procento, šiaip niekada neteko pačiam matuotis, tai gal kvailas klausimas bus, bet pavyzdžiui, ar jis kažkaip ar klinikai nustatomas, ar tu su treneriu tiesiog, ar iš akies nustato jisai? Jo, tai gerai, tiksliausiai šiaip yra tas toksai, DEXA skanas, kur yra aparatas ligoninėse, tikriausiai aš jau pats asmeniškai nesu bandęs, bet esu jį matęs, kur jau visą kūną nuskenuoja ir tiksliai pasako, tenais jau yra 100% tikslumas. Bet, sakyčiau, antroji vieta, kur tikslumas yra 99%, 90%, tai būtų toks kaip su kalipiru, tokios kaip žnyplės, tai suėmė per kūno vietas, tenai tos žnyplės kaip suėmė riebalą, tenais matosi, kiek suėmė to riebalo. Tada susivedė, susiskaičiuoja ir tai išsivedė formulę, kiek to riebalų procentai pagal skirtingos kūno vietas, nes mes visi skirtingai kaupiam tą riebalą, vieni daugiau ant pilvo, kiti ant kojų daugiau, kiti tenais ant rankų, tai per tas vietas suėmė su tom žnyplėm ir paskaičiuoji. O tos visos svarstyklės, kur ten atsistoja, palaikai, tai skaičiau tikslumas yra toks pem. Okay, įdomu. Nes esu pats bandęs, esu bandęs ant klientų, taip pat kaip Vancouveryje gyvenau, turėjo netgi tokias jau profesionalės tenais, jau ten labai rimtas nupirkiau, bet vienas žmogus, kuris ten kūdas kaip šakalys ir atsistoja ir ten rodo, koks ten 18% riebalų, kur ten presas, viskas, sakyčiau, standartui žmonėm, ok, bet jeigu ateina, aš, pavyzdžiui, pats, kai ten savaitę iki varžybų užlipau, nesąmonės tikrai rodo. Tai manau, kai yra jau išskirtiniai tokie labai didelės raumeninės masės ir mažas riebalų procentas, manau, yra sunkiau nustatoma, bent jau aš pats asmeniškai pastebėjau. Bet jeigu, tarkim, tokias svarstyklės turi ir pasimatuoji ir tada vėl ant tų pačių pasimatuoji ir matuoti patį tą skirtumą, ką rodo, manau, tada yra efektyvu siekti bent jau tą skirtumą. Okay. O ar tavo, pavyzdžiui, treniruočių programa skiriasi priklausomai nuo sezono? Tarim, žiema, vasara, ruduo? Ne, ar auginu, pavyzdžiui, raumeninę masę arba metu svorį nieko nesiskiria. Labiau prioritizuojama raumenų grupės, kurias reikėtų labiau akcentuoti. Tai pagal tą laiką, kaip sportuoju, matau, kas labiau progresuoja, kas ne, ir pagal tai paskirstau, kuriom raumenų grupėm daugiau, tarkim, setų per savaitę, kur daugiau pratimų, kad didesnį tą tokį laudą, tą vadinamą tą krūvį tam raumenį suteiksiu. Ir dar grįžtant prie to klausimo dėl riebalų procentų, tai irgi tas žmogus, kuris yra pakankamai, sakykime, šitoje rinkoje jau iš akies daug maž galima nustatyti, geras treneris tikrai gali pasakyti plius minus koks tas riebalų procentas, nes jau vis tiek tai kiek metų esi šitoj rinkoje, tu matai pagal tą odos planumą, kaip raumenynas atrodo, kaip skyla raumenys į ten bus, tai jau tikrai geras treneris gali plius minus tikrai tiksliai pasakyti. Ok, aišku. O pavyzdžiui, koks tavo šiandien dienai kalorijų kiekis dienoje yra? Vyruoja, tai pavyzdžiui, sporto dieną valgau 5,4 tūkstančių kalorijų. Jo, poilsio dieną 4,5, kai nesportuoju. Ir dar tada turiu vieną tokį užkrovos dieną, kur yra beveik 6 tūkstančiai, bet ta diena dažniausiai būna gal kartą per savaitę arba kas 2 savaitės, jau žiūriu pagal. Gerai, kosmosas. Jo, tai aišku, jau netgi laukiu iš dietos iš tikrųjų. Okay. O tai jaučiu, kažkada tavęs seniau klausiau, tai aišku, tavo asmeniškai galbūt skirsis, bet kas 2,5 valandas, tarkim, valgai, jeigu toks kalorijų. Jo, plius minus, kas 2-3 valandas, jo gaunas. Okay. Ir toks irgi, patarimas tiem žmonėm, kurie galbūt turi prastesnį apetitą ir augina masę ir neišina daugiau valgyti, tai netgi nusimažinti vos ne per pusę angliavandenius, kuriuos tu valgai, kokiam 2 savaitėm. Tiesiog, tarkim, augina masę, netelpa maistas, nenori valgyti. Per pusę nusimės angliavandenius, savaitę 2 palaikyk, pamatys, kaip tu būsi pasilėjęs to maisto, tada vėl grįžti ir vėl sukeli vėl valgai. Tai čia tokie mini, kaip triukai, ką galima padaryti, kad vis tiek savo organizmą biškelį irgi sužadinti. O kaip, tiksliau, kaip žinai, kada gali daryti, pavyzdžiui, cheat day? Aš pamenu irgi tavo video, kai klausydavau,
pamenu, va šitą sakinį man taip įstrigęs yra, tai va įdomu. Jo, tai siūlyčiau ne čia idėjau, čia įmylą. Čia įmylą. Nes čia idėjau gali, ten mūsų 10 000 kalorių surinkti ir sugadinti savo visą savaitės rezultatą. Tai esmė, kad angliavandenį, pažiūrėjau, angliavandenį tu jauti tą pampą, raumenis. Ir pavyzdžiui, kad vyktų efektyvus tas riebalų deginimas, kad kūnas efektyviai naudotų energiją iš riebalų, tai glikogeno atsargos turi būti sumažėjusios arba pilnai išnaudotos. Tai, o glikogenas yra kepenyse ir raumenyse. Tai kai tu valgai angliavandenius, tai eina į kepenis ir paskui eina į raumenis. Bet kai raumuo pildosi to glikogeno, tai lyg, tarkim, pūstume balioną ir išsipučia. Tai lygiai taip pat raumuo irgi apsitempia, jis būna didesnis ir tada, kai tu sportuoji, tu naudoji tą glikogeną ir viską tu jauti tą pilnumą raumenyse. Tai mintis yra, kai tu būni ant dietos, nori mesti tą riebalų procentą, tai tą pirmąją savaitę dažniausiai riebalų deginimas nėra toks efektyvus. Arba bent jau pirmas kelias dienas. Žiūrint, aišku, kaip tu greitą glikogeną išnaudoji priklausomai nuo tavo treniruočių intensyvumo, nuo tavo kardio, kiek tu darai ar intensyviai darai. Jeigu ten, pavyzdžiui, nieko nevalgytum plius per 12 valandų, kūnas gali išnaudoti tas atsargas. Bet čia labai yra individualu, priklausomai irgi nuo medžiagų apykaitos tavo genetiškai, nuo tavo sporto ar kaip intensyviai tu sportuoji. Bet mintis yra tokia, kad tu būni kalorijų deficite, angliavandenius pririboji, kūnas išnaudoja tas atsargas ir kada tos atsargos yra jau sumažėjusios arba jų nėra, tada kūnas efektyviausiai naudoja energiją iš riebalų. Tai, kai tu per ilgai tų atsargų nėra glikogeno, kada raumuo yra tuščias, tada raumuo pasidarė toksai mažesnis, tu jau sportuoji raumenų nejauti ir kada būna atsargos beveik išnaudotos, tada yra taip pat rizika didžiausia prarasti raumenį, bet ir daugiausiai degina riebalą. Tai yra ta slidi riba, kada tu turi pakankamai stebėti savo jėgą, kaip tu jauties, kaip sportuojasi, tai kuo daugiau dienų tu ištempi, kad tas riebalų procentas mažėja ir jau tada jau matyt, kada jau vos ne tas jau matai, kad jėgos krenta, iš vis raumenų nejauti ir tada pats laikas yra padaryta užkrovą vadinamą. Tai tada vos ne tą čitmylą padarius, tu vėl atstatai tas atsargas ir tada taip pat tu pats gyvybingesnis jauties, daugiau energijos turi, tada vėl tu užkrauni tas atsargas ir paskui dažniausiai svoris gali pakilti, tarkim, porą kilogramų, arba 1 kilogramą, arba nieko net. Ir tada sekančią dieną vėl grįžti prie savo to deficito ir tada toliau kūnas stipriai vos ne kaip krosnis viską degina, tada tu apsaugai tą raumenės masės nuo praradimo, nes tu atstatai glikogeną ir toliau tada kūnas degina efektyviai tą visą energiją. Tai mintis yra, kai tu pakankamai ilgai pabūni deficitą, išnaudoji tas atsargas, ar kad jas atstatyti gali padaryti arba iš sveiko maisto, daug angliavandenių privalgyti atstatyti, arba pasirinkti savo čitmylą. Kadangi nesiruoši varžybom ir nori save apdovanoti, tai sakyčiau, psichologiškai tiek su antraja pusė išeiti miestą, tiek save apdovanoti, manau, yra geriausia savaitę stipriai atidirbę, pabūni deficite ir kokį savaitgalį iš savo užkrauni gerai vakarienę, skanę, kitą dieną vėl grįžti. Tai aš manau, tai yra psichologiškai ilgo laiko prasme išsilaikymo plano geriausia būtų, negu savo nieko iš vis neleisti kokius 3 mėnesius. Nes tu lauksi, kada baigsis tie keli mėnesiai, kad galėtum apsivalgyti ir apsiryti vos ne. Po to nieko gero. Taip, jau geriau sau leidi, 5 dienas atsilaikau, pasportuoju, valgau švariai ir 1 dieną leidžiu sau valgyti, ką noriu, tai tas dažniausiai ir iš to patirties ant klientų pastebėjau, kad suveikia geriausiai. O pavyzdžiui, aš tikiu, kad šimtais buvo pas tave tokių klientų, kurie, pavyzdžiui, vieniems, tarkim, yra toks tipo klientas, kuris labai daug, tarkim, valgo, bet jam visiškai neina į svorį. Tai čia reiškia, kad tiesiog labai greita medžiagų apykaita. Jo, nes yra vos net tokie kaip standartiniai tie 3 sudėjimai, tai ektomorfas, kuris toksai sąnariai mažesni, siauresni, pečiai siauresni, labai greita medžiagų apykaita, labai kūdas. Tada yra, tai čia bus ektomorfas. Tada mezomorfas tai yra tas toksai per vidurį, kur platus pečiai, atletiškas sudėjimas, kur genetiškai tai yra sutvertas ant sportui, ir endomorfas yra tas, kuris yra labiau linkęs kaupti riebalą, kuris vos daugiau pavalgęs iš karto eis labiau riebalą, tai su lėtesnė medžiagų apykaita. Tada aišku, sąnariai tokie tvirtesni, didesni, toks šitas irgi didesnis. Tai čia yra tokie kaip genetiškai, sakykime, kaip gamta mums davė, bet sakyčiau, tarkim, su sportu ir su didesnė raumenų masė tu gali taip pat turėti greitesnę medžiagų apykaitą. Tai ją įmanoma pagreitinti, ją išlaikyti greitą ir taip pat, sakyčiau, kuo daugiau raumens turi, tuo daugiau kūnas degina kalorijų. Tai daugiau raumenų turėdamas gali daugiau valgyti ir išlikti ryškus. Bet atsakant tavo klausimą, tai medžiagų apykaita priklauso stipriai nuo genetikos. Taip pat yra žmonės, kurie truputėlį yra to ir to, sakykime, to tipo. Tai sakyčiau, kad taip pat gali tą medžiagų apykaitą ir su savo susigadinti. Kaip ir su nemiegojimu, su alkoholiu. Pagrindinė, skaičiau, šitie dalykai. Kai iš vis nėra sporto, tai dažniausiai būna tas toksai, pastebėjau, bent jau pats susidūriau sunkiausius su tais klientais, kurie yra tokia kaip skinny fat sudėjimo, kur iš viso nėra raumenės masės,
kurie visą gyvenimą būdavo kūdį ir jie galvoja, kad jie gyvenimą tokie bus. Ir jie nesportuoja ir ta medžiagų apykaita pradeda su metais lėtėti, nes mes kaip senasam visi procesai lėtėja, tar gaunasi pilvukas užaugo, nėra raumenų ir tada atrodo, kad numesti tą pilvą tu nelabai gali, nes ir to beveik jisai nieko jau nevalgo prieš tiek metų. Medžiagų apykaita tiek sulėtėjus ir atrodo, jeigu kelsi maistą, vėl pilvas augs, toksai užburtas ratas. Aišku, reikia tada pradėti auginti raumenų masę, kad vėl viskas atsistatytų, duoti kūnui maistą ir tada turėtų viskas atsigauti. Tai jaučiu tokio tipo klientai, kurie, tarkim, nėra ten, tarkim, labai to vyresnio amžiaus, tai jiems jaučiu tiesiog reikia dar daugiau valgyti tada? Jo, nes būna, dažniausiai, čia dažniausias atvejis, kai susiduriu, tai dažniausiai klientas valgo 1-2 kartai per dieną, nes daug dirba, nespėja, vaikai ir taip toliau. Ir tada jie nori mesti svorį, tada jie galvoja, reikia dar mažiau valgyti. Ir gaunasi valgo maks 1-2 kartai per savaitę, per dieną. Ir tada pradeda sportuoti, pradeda kardio daryti, tada kardio daro, daug sportuoja. Ir tada žiūri, pirmas ten savaitės pakrito svorį, tada jis nustojo krist, tada galvoja, aš darau ten valandą kardio, nieko nevalgau, ir tada ateina savaitgalis, suvalgau kažką ne to, ir tada iš karto plius 1 kilogramas. Ir kodėl čia taip yra? Čia dažniausiai būna, kad tu jau taip ilgai valgiai mažą maisto kiekį, kad kūnas medžiagų apykaita sulėtėja. Nes jeigu būtų taip, kad, pavyzdžiui, kūnas prie visko adaptuojasi, prie bet kokio streso, ką mes darom, kiek mes valgom, tai jeigu, pavyzdžiui, medžiagų apykaita būtų visada greita ir mes, jeigu neturim maisto, nevalgom, badaujam, tai kūnas pats save sudegintų. Tai dėl to, jeigu ilgesnį laiko tarpą valgai labai nedaug, medžiagų apykaita prilėtėja, kad išgyventum. Tai dėl to jinai kada sulėtėja ir tada, jeigu dar uždėti daugiau maisto, iškart pradeda kaupti. Tai dažniausiai būna, ypač su moterim pastebėjau, kurios galvoja, nevalgymas yra sprendimo būdas. Tai vien tik tiesiog baltymų kiekį tinkama surinkti per dieną ir riebalų augalinės kilmės vos neįdėjus ir iš karto organizmas atrodo pats atsigauna, daugiau valgo, pradeda kad svoris krist. Tai šitą pastebėjau, tada aišku, tada intensyviai sportuoja, tada raumenukas, tonusas atsiranda, raumens priauga, tada kūnas dar daugiau chlorį degina, viskas toksai, atrodo, maistą tik pradėjom didinti ir jinai per tą pirmus 2 mėnesius jau numetė vos ne kokius gerus 4-6 kilogramus. Ok, sportas tikrai gili tema. Jo, tai toksai, jeigu tai visiškai paprastai pasakius, tiesiog aktyviau laiką leisti. Tenais, pavyzdžiui, dabar yra labai populiaru tie 10 000 žingsnių, bet skaičiau, galima padaryti tiesiog 10 minučių labai intensyvaus kardio, kad pulsą jau maksimaliai užkelti 100-108 tokio tikrai sunkaus darbo. Vos nebus panaši nauda kaip ir nuo 10 000 žingsnių, tai nebūtina daryti tos 10 000 žingsnių, gali pasirinkti ar padaryti labai stipraus intensyvaus sporto, bet tada jeigu dar prie to pačio ir vaikščiosi daugiau per dieną judėsi, tada bent jau salę naisi 1-2 kartais su svorio pasipriešinimu pasportuosi, ir tada per dieną surinksi baltymų kiekį, tai tiesiog mėsa, žuvis, jūros gėrybės, tūnos, krevetės. Ir viskas, ir tada kūnas pradės jau keistis ir gražiai, čia atrodo, tikrai nėra taip sunku, atrodo, visi ieško to kažko papildo, arba tenais badavimo, kažkokių dietų, iš tikrųjų viskas yra ant tiek viskas yra paprasta. Tai. O tu dabar su treneriu sportuoji, ar tiesiog jau pats, kai save pažįsti? Dabar pats, bet kai pradėsiu ruoštis varžybom jau su treneriu. Tai realiai kiekvienas varžybas jau su treneriu ruošies, ar ne? Jo, paskutinės 3 taip. Nes esmė, principas numesti tą išryškintą kūną, esmė, nieks nesikeičia. Tos strategijų yra pilna, bet aš jau tiek savo kūną gerai pažįstu, žinau, kas tinka geriausiai. Tai lygiai taip pat, kaip pastebėjau netgi ir su klientais, kad, iš tikrųjų, kiekvienas mes žinome, kaip kūnas mūsų reaguoja tam tikrą maistą, tam tikrą krūvį. Tik tas, aišku, kai yra žmogus šalia, kažkoks treneris, yra toks truputėlį atsakingumo jausmas, kas padeda truputėlį laikytis tau to režimo, kai duoda planą ir aiškus planas yra lengviau. Tai irgi kaip pat su klientais bendrauju, tai aš jums sakau, kad aš tiesiog jūs pastumiu link to tikslo, suteikiu tuos įrankius, ką reikia pasidaryti ir jūs visą tą darbą pasidarė. Tai manau, kad kiekvienas žmogus iš tikrųjų žino, ką reikia daryti ir žino, nuo ko pradėti. Tai kad padeda su tuo labiau atsakingumo ir tą disciplinos prideda. Tai man šiai dieną, skaičiau, su treneriu jau kaip tiek metų šiame sporte ir kai sportuojam, tai tą visą ryškinimo periodą iki to varžybinio ryškumo pasiekti yra paprasta ir atrodo paprastai, bet jau tada, kai prasideda tas paskutinis mėnuo iki varžybų, kur tu būni labai išsekęs, jau pavargęs ir kai aš, pavyzdžiui, žiūriu į save, tai man lygiai taip pat, kaip ir daugeliui, jaučiuosi nepatenkinas, galvoju, kad gali būti geriau, kad čia prastai atrodo ir kad reikia dar daug ką čia pagerinti. Ir tada prasideda ta tokia psichologija, kad aš turiu daugiau kentėti, kad būtų rezultatas geresnis. Tai lygiai taip pat, kaip ir atkalbėjau apie tos klientus, kurie
pradeda daryti valandą kardio ir nieko nevalgo, nes nori kuo greičiau numesti svorį. Tai čia yra didžiausia klaida. Tai lygiai taip pat ir aš galvoju, kad kuo daugiau kentėsiu, tuo bus geresnis rezultatas, tuo daugiau riebalų nukris. Bet čia dažniausiai atvirkščiai kūnas pradeda vos neblokuoti viską, nes yra stresas, kortizolis išsiskiria ir tada viskas vos ne išsijungia. Tada pradeda raumeninio masę, ne riebalą. Tai tada, kai treneris yra šalia, jis man sako, kaip tik Lukai, stabdyk, viskas čia tvarkoji, nurimk, kaip tik šiandien nenueik sportuoti, pailsėk. Tada pailsiu, gerai išsimiegu, žiūriu, dar kilogramas nukrenta. Tai čia tas paskutinį mėnesį labiau mane sukontroliuoja ir pasako, kada pailsėti, kada tą užkurą pasidaryti, kada duoti kūnui tikrai maisto daugiau, kada reikia, kada kaip tik daugiau paspausti. Tas paskutinis, manau, labiau viską sustiguoti ir mane psichologiškai nuraminti, kad aš, kaip tik savęs neperspaušiu. Bet būna tokių momentų, kad pasižiūri veidrodį ir sakai, kosmosas kaip gerai atrodo. Būna, bet labai nedaug, galėčiau vos net rankų suskaičiuoti. Sakyčiau, būna tada, kai jau praeina visos, pavyzdžiui, varžybos, kokie mėnesis, 2 ir tada atsidarau nuotraukas. Ir tada pažiūrėjau, visai šiaip gerai atrodo. Visai gerai. Bet tą momentą taip nesijauti. Tą momentą kaip tik save žiūri, jauties mažas, ten jauties ten trūksta dar to ir paskui dar Instagramas, socialiniai tinklai, sakyčiau, irgi labai, tokia kaip žalą gali padaryti, nes tada tu lygini save su kitais. Kaip ir, na jo, realiai, jo psichologiškai. Taip, ir tada tu matai, kad taip atrodo, savęs tada taip nematai, ir tada žaidžia tokie dalykai, daug psichologinių. Taip. Okay. Gerai, dabar perėsim prie keletas verslo klausimų. Galbūt bus atsakęs kažkuriam kitam podcast'e, šiaip klausiau, bet kiek klausiau, negirdėjau šitą atsakymą. Tai kaip kilo mintis sugalvoti Insane Fits pavadinimą? Gerai, tai Insane Lukas jau sugalvojau, atsimenu, tenais Rumunijoje, ne Romai. Romo, kai vaikščiau su antrąją pusę ir galvojau, kad man Instagramą reikia kažkaip pasivadinti, kad žmonės įsimintų. Ir tiesiog taip mėčiau pavadinimus ir taip kilo mintis, kad užsienyje lengviau pasakytų mano vardą, nes pavardę sunkiai pasakydavau per varžybas. Tai čia taip labai visiškai tokia ir istorija to Insane Luko pavadinimo sugalvojimo. Ir tada, kai atsirado žmogus, kuris patikėjo mano idėją, nusprendė investuoti. Ir vos ne aš pardaviau jam irgi savo idėją, tai čia irgi, kad žmonės suprastų, kad galbūt jeigu, tarkim, neturit finansų šiai dienai ir turit kažkokią idėją, svajonę, tai nebūtina turėti savo pinigų. Galima sakyti, kad turi savo vos ne future money, tai savo ateities pinigus tu turi su savim ir sutarėm su tuo žmogum, kad jisai tiesiog investuoja, bet gaus akcijas tos įmonės ir, sakykime, per tiek ir tiek metų ta įmonė bus tokios vertės ir jisai turės tos pinigus. Tai vos ne, manau, kad žmonės, kurie moka gerai parduoti savo idėją ir jeigu neturi savo pinigų ir manau, kad jeigu turi nuostabią tiesiog istoriją, kurį galėtų papasakoti tam žmogui, tai čia puikus būdas, kad tu gali pradėti verslą savo be kapitalo. Tai ir su juo sėdėjom ir galvojom pavadinimą. Ir aš sakau, galbūt kažką su mano to Insane pagalvoti. Jo, tai ir viskas. Ir tiesiog daug žiūrėjom pagal domeną. Jo, pagal visus domenus, taip. O tas žmogus, pavyzdžiui, ar tu jį radai per pažįstamus, ar kažkokiai galbūt grupėse? Ne, tai yra Benediktas Gilys, jisai mane pakvietė į savo podcastą. Ir tuo metu jisai darė. Ir tada jis norėjo pas manį pasportuoti, tada pradėjom dviesi sportuoti. Ir aš tuo metu kaip tik buvau grįžęs iš Kanados, nes gyvenau 2 metus Vancouveryje. Ir aš buvau jau Kanadoje pradėjęs brandą daryti, kuris buvo pavadintas Insane Aesthetics. Bet sunkiai man gavosi, nes gavosi, kad buvo daugiau žmonių norėjo, negu aš turėjau. Ir tada reikia gamyklos rūbų, kai užsakinėdavau, gaudavosi, kad reikia įdėti daugiau pinigų dalį į priekį. Tada su rūbais yra sunku, nes yra nežinai kokių dydžių, kokių daugiau, kokių mažiau, ir gavosi toks stabdymas, tada gaminimas irgi tenais yra vos ne porą mėnesių. Ir toks balaganas. Ir tada galiausiai grįžau į Lietuvą ir tada jis manęs klausinėjo, papasakojo apie tą idėją, jis patikėjo ir sako, daryk čia Lietuvoje vėl. Tai sakyčiau, per kelias treniruotas kartu susipažinom artimiau ir papasakojau, kaip aš viską įsivaizduojau. Tada turėjau mano istoriją, buvo tai, kad klaidas, kurias buvo padarytas, kurių dabar nedaryčiau. Ir manau, kad jisai manyje pamatė, kad aš esu užsidegęs ir tikriausiai padarysiu bet ką, kad pasiekti tą tikslą, nes šiai dienai neturėjau beveik pinigų nieko ir atrodo, vos neturiu nieko ko prarasti.
vos nedarau arba nieko neturiu. Tai aš manau, kad va šitas jį labiausiai gal sužavėjo, tas nuoširdumas ir tas atvirumas ir kad vos nevalin. Tai aš kiek girdėjau per podcastą irgi kitus, tai tu kol kas viską tikrai investuoji, ar ne? Iš būtent kas liečia Insane Fit. Jo, tai šiai dienai esu uždirbęs 0 pinigų. Viskas. Kaip direktorius esu pasidaręs minimalų ten visiškai atlyginimą, tai tiesiog turiu privalau savo šnekėti kaip direktorius, tuos tenais keli šimtus eurų. Ir viskas, tai tie pinigai vis tiek, ką išsimoku ant fotosesijų arba dar kažko taip pat, ar tenais, tiesiog ant maisto ar kažko, bet tiesiog tie keli šimtai eurų vis tiek tenais, paprastai sueina kažkam papildam ar kažkam kitam, bet viską, ką verslas generuoja, tai yra tiesiog vėl reistokai visų papildų arba tiesiog naujo produkto kūrimui, nes pastebėjau, kad pradžiai buvo mintis, kad daryti, netgi galvojau, kad tokius įdomesnius papildus, kažkokius mišinius, kažkas daugiau įeina į sudėtį, ko paprastoje rinkoje nerasi. Tai bent jau logiška atrodo, nes visus kitus dalykus ten žmonės gali nusipirkti ir tiek omega 3, tiek magnio pilna visur gyra. Jo, aš taip galvoju. Ir tada kažkaip ta gamykla, iš kur proteiną mes užsakinėjom, pasiūlė gerą, atrodo, magnio ir tai švagandos gerą kainą. Per tą pačią, jeigu užsakinėjom dabar proteiną, tai gali būti geresnė suma, aišku, didesnė kiekį, mes jau tada nusprendėm imti, nes visai gerai ėjus jau. Ir tada galvoju, pabandysiu. Ir tada pastebėjau, kad kažkaip žiūriu perka tą magnį ir tą švagandą, nors atrodo, kad gali kitur pirkti. Ir tada vis tiek supratau, kad yra tas žmonės pasitikėjimo, jie žinojo, kad aš bet ko kažkokios prastos kokybės tikrai nedėsiu, darau kaip savo, nes pats vartoju. Ir tada supratau, kad žmonės jau geriau pirktų viską visiškai pas mane. Nes dabar gausiu, kad perka ten kokį proteiną arba ten tą bestsellerį mūsų tą Insane Fuelą, kuris kas mišinys visko yra, ką per sportą naudot. Tikrai skanus. ir tada supratau, kad krepšelio kaina didėja su kiekvienu nauju produktu, kurį įdedu. Tai kaip dėm ir magnį, ir tada vitaminų komplektą, ir tada ten švagandą, omega 3. Ir tada krepšelio kaina vis didėja vidutiniškai per pirkėją, per klientą. Tai tada ir pradėjom kiekvieną mėnesį vis kažko domėtis, žiūrėti, kokios yra kur kainos geresnės, kur žaliavas geresnės gauti, atsisiųsti, nes tai vis tiek užtrunka, turi surasti, tada turi rinktis tarp geresnių žaliavų, tada siunčia laboratoriją, viską patvirtina, tada sertifikatai, taip toliau, ir tada maisto veterinarija Lietuvoje yra labai griežta, viską jie turi dar pasižiūrėti. Tai toks ilgas procesas, bet jo, tai tada pradėjom, kas geriausiai veikia, supratau, kad tiesiog didinau produktų kiekį, tada žiūri didėja pelnas. Jo, nes tada žmonės perka viską pas mane, nes tada pirko dalį čia, dalį kitur. Tai toks ir gaunasi. O parduotuvė, tai tada pavyzdžiui fizinė tavo parduotuvė, ar buvo labiau toks kaip žingsnis į plėtrą, ar labiau kaip svajonės tavo įgyvendinimas, tarkim? Gerai, aš asmeniškai galvoju, kad fizinė parduotuvė yra minusas ir neverta daryti. Šiaip nusakė, kad galvoju, nes online'as yra gerai. Mažiau tiesiog išlaikymą, mažiau išlaikymą. Bet kai pradėjo didėti jau užsakymų skaičius, tai aš samdžiau vos ne įmonę, sandėliavimo įmonę, kuri ateina užsakymas, pas juos automatizuota, pamato užsakymą ir jie turi savo žmonės, aš jiems moku tiesiog už sandėliavimą ir už pakavimą. Ir jie tą pačią dieną supakuoja, jie turi sutartį su DPD, Omniva, visos tais paštomatais, kurjeriais, ir jie išsiunčia. Ir man nieko daryti nereikia, visko pasirūpina. Tik aišku, sužiūrė, jie tikrai išsiuntė laiku ir taip toliau. Bet jie už kiekvieną tą veiksmą, nes mes ten dedam, pavyzdžiui, į dėžutę dar popierius, tada pakepinimas, ten taip toliau, už kiekvieną kažkokį mažą veiksmą įma ten 10 centų ir ten taip toliau. Tai vis tiek susideda suma nemažai, ten vos nepilnas euras, sakykime, už vieną siuntos paruošimą. Ir kai jau siuntų per mėnesį gaunasi ten jau keli šimtai, ar net arti 1000, tada žiūriu kiekvieną mėnesį jau kaip ir kokie Black Friday pasileido, Kalėdos pasileido, nauji metai, kada visi nori čia keisti savo kūną. Tai kosmosas, kiek pinigų išeina ten. Tada aš jau paskaičiau, gal netgi savo darbuotoją vieną turėt pigiau, kad mes kontroliuotume ir pakuotume siuntas. Ir tada ta gimė idėja, pabandyti. Jo, ir tada susiradau geras patalpas, labai gerą kainą. Susiradau nuostabų darbuotoją. Iš pirmo, kažkaip kartą nustebau net, taip gali būti. Pasitaiko gyvenime. Jo, nes visi sako, kad čia sunku surasti mano darbuotoją. Jo, ir taip gaunasi, kad nuoma ir darbuotojas man yra daug pigiau negu samdyti man tą įmonę. Tai realiai tiem kaip stabilė alga? Tai netgi aš sutaupiau, sumažinau kaštus. Jo, nes iš šono atrodo, čia parduotuvė atsidarė, wow, bet iš esmės tai tai buvo iš tikrųjų, man net apsimokėjau tai daryti. Okay. O daug ateina, pavyzdžiui, klientų apskritai? Jo, tai prie to pačio dabar gaunasi, kad mes ne tik įsiunčiame iš savęs, bet dar žmogus ateina atsiimti siuntos, nes tada negali atsiimti. Dabar gali atsiimti vietų ir tada gali ateiti pasižiūrėti ir gali dar tada prie to pačio gali parduoti, pasiūlyti daugiau. Proteiną, taip toliau, pažaidai ir ten. Taip, bet jo, į dieną, skaičiau,
tenais iki 1000 tikrai užsiprekiavo viduje, ko net nebūdavo anksčiau, tai dar ir pajamos padidėjo, apyvarta padidėjo. Tai va, tai bet, sakyčiau, sunkiausia yra išlaikyti tą visą apyvartinės lėšas, nes pastoviai reikia žiūrėti, kas yra išparduota, kas tuoj bus išparduota, tada vis tiek dar, kadangi mes palyginus esame maži, o gamyklos yra labai rimtos, turi labai rimtų brandų pasaulinio, tai gaunasi, kad vis tiek jie turi pirmą sumokėti pilną sumą, nors jau kai kur leidžia pusę sumos sumokėti priekį, bet tada gamina, tada kai noriu, kad iš jūsų turi vėl likusią dalį. O kai esi ten jau labai rimtas ir turi jau gerą ryšį, tai tenais yra jau sutartis, kur gali netgi jau, tarkim, nusigauni viską ir sumoki per tam tikrą laiko tarpą. Okay. O tavo programėlė Insane Coaching vadinasi, ar ne? Tai tu, kaip suprantu, ją susikūrei dėl to, nors gal kitaip paklausiu, kaip suprantu, tau tiesiog apsimokėjo labiau pereiti programėlę, nes galėjai daugiau klientų priimti vienu metu, ar dėl kitų priežasčių pasukai? Manau, kaip ir su Insane Fits priežastis, kad labiau gal, kad suteikti gerą paslaugą, tai iš karto norisi tą lygį irgi pakelti ir parodyti žmonės, už ką moka. Tai taip pat ir su Insane Fits papildais. Tai kaina yra vis tiek aukštesnė, nes žaliavos yra brangesnės, žaliavų kainos irgi yra gerokai didesnės ir aš tai ištransliuoju per savo video žmonėm papasakoju ir jie patys jaučia, kad ta kokybė tikrai yra gera. Ir netgi pats pasakoju, kad per šitiek metų šitoje rinkoje esu bandęs daug papildų ir bandau ir žiūriu pagal save, kad pagaliau turiu galimybę tikrai padaryti taip, kaip aš noriu, kad būtų gerai. Ir žmonės, kurie seka, mato ir po truputį, aš kiekvieną mėnesį, ar ten kas pusmetį, tos verslas po truputį auga, nes žmonės jaučia tą kokybę ir tikrai žino, ką gauna. Tai aš skaičiau, šiai dienai brandinimas yra, manau, numeris 1. Dėl to, pavyzdžiui, didelės įmonės dabar pastebėjau, kad vis kuo labiau turi kažkokį veidą ir parodo tą įkūrėją arba tenais, kas sukūrė tą įmonę, kad jisai labiau pradeda šnekėti tiesiog kaip įmonė. Dėl to, pavyzdžiui, Instagram'e page'as yra brando page'as, daug mažiau surinks tenais visko negu žmogus, kuris kelia. Suprantate, ką aš jau. Tai mintis yra, kad žmonės už ką moka, ir tad norisi tą kokybę irgi suteikti ir tuos pinigus truputėlį investuojat, kad galėtum providinti ir suteikti aukštą kokybę. Tai su appsu buvo lygiai tas pats, kad, pavyzdžiui, nuo pradžiai būdavo per Excelį, gražiai viską sudėlioji, ir tada matai, kad su laiku eina, atsiranda appsų daugiau, ką konkurentai daro, kas Amerikoje vyksta, žiūriu vis tiek tą rinką žiūrėjau. Ir supratau, kad išsiskirčiau dar ir truputį geresnę kokybę paslaugų suteikčiau ir appsus daug patogiau būtų. Tačiau mintis buvo labiau, kad pakelt save į kitą lygį ir žmonėms tai parodyti. Kad man taip pat irgi rūpi ir noriu, kad suprastų, kad už ką moka ir ką gauna. Ir tada, aišku, man tas kainavo daug laiko, nes reikia visus video sufilmuoti pratimų ir sukelti ir viską. Bet tada ilgalaikį perspektyvą tai atneša dar daugiau klientų, nes jiems yra patogu, viskas vieno vietoje, pasako savo draugams, tada draugai ir mato jo. Aišku, dabar šiai dieną yra pilna tų appsų, ką jau gali net nebūtent tau kurti nuo nulio. Yra daug appsų, kur tu gali tiesiog vos net template'ą nusipirkti ir pasidaryti vos ne pagal save. Okay. Jo, bet mintis buvo, kad tiesiog lygis iškart paslaugos ir automatiškai gali imti daugiau pinigų, bet kada daugiau pinigų imi iš klientų, aišku, turi tą paslaugą gerą suteikti, bet per to pačiu už daugiau imamas pinigų supratau, kad ir normalesni iš tikrųjų klientai ateina, kurie iš tikrųjų nori pasikeisti, kurie supranta, kad ta paslauga ir pas ką kreipiasi, kad ta paslauga tikrai nenuvils. Ir tam tikras sluoksnis žmonių irgi atsifiltruoja, kurie labiau, aš manau, dar commitmentas, tas pats, kaip, pavyzdžiui, kokiam draugui duodi nemokamai kažką. Jo, dažniausiai tas nelabai ir pasiseka sėkmingai. Ok. Taip, kažką dar norėjau dėl programėlės klausti. Ai, tiksliai, ar daug, pavyzdžiui, jos išlaikymas kainuoja tau? Ne. Tai jau čia kažkoks kaip svetainiai ten hostingas yra, tai kažkas čia panašaus, ar ne? Tenais tik tais ten 100, ten labai nedaug jo. Supratau. O kaip manai tavo nuomonė, kokie dalykai lemia, kad fiziškai parduotuvė sėkmingai išsilaikytų? Kad Insane Fits, fizinė parduotuvė. Jo, tavo. Sakyčiau, tas išskirtinumas, kas padėjo šiaip brandui augti, tai kad intensyviai pradėjau daryti video kontentą. Tai kad tiesiog yra produktas ir kur aš paimu ir pasakau problemas, kurias jis išspręs ir kam jis yra. Kad žmonės labiau suprastų apskritai, kas tai yra ir kodėl jį reikėtų naudoti.
Tai manau, tą žinutę aiškiai, kai aš papasakoju, daugam padės suprasti, kad iš tikrųjų man padės su tuo ir tuo ir tuo, arba ten su jėgos didinimu ištverme, arba ten su kraujospūdžiu, arba ten su cholesteroliu kaip pavyzdys. Nes kiti puslapiai dažniausiai yra tiesiog papilas ir yra toksai tekstas, kai atsidarai puslapį. Tai aš manau, va, tas gal patogumas ir tas galbūt pasitikėjimas, nes aš kaip veidas tada mato žmogų ir tada galbūt tas mažesnė tikimybė, kad mane galbūt gali apgauti arba kažką nesąmonę parduoti, negu yra tiesiog puslapis kažkoks produktas ir taip nežinai. Tai manau šitas dalykas. Tai su fizinė parduotuvė sakyčiau, kad labiau gal brando pats auginimas ją išlaikys. Tai aš manau, kad pastebėjau kuo daugiau, iš tikrųjų, kuo daugiau kontento darau, kuo daugiau žinutę skleidžiu apie visokie video kontentą. Bet pagrindė pastebėjau jo, iš tikrųjų daugelis žmonių galvoja, kad daug dirba, pavyzdžiui, aš galvoju, kad daug dirbu ir vis laik atrodo galima dar daugiau net pasidaryti. Na, tarkim, ten per kokią tenais, nežinau, per savaitę padarė tenais, vienas pažįstamas sakė, gal man atrodo 2 video nufilmavo ir jisai jaučiasi, man sako, kaip jisai pavargo ir kad pagaliau padarė rimtus 2 video, bet aš per tą savaitę padariau 15 video. Ir kiekvieną dieną po 2-3 iškart ir viską sumatuojam, pažiūrim, ką atmes, ką paleist, ką reklamą paleist. Tai žinai, tas požiūris, jam atrodė, žinai, tos 4 valandos per tą savaitę filmavimo ir montavimo daug. Bet kai aš jau įpratęs vos ne per tą savaitę 10 valandų viską tik sudėjai į tą kontentą ir atsirinkti tą informaciją, tai man atrodo jau tai norma. Tai aš manau, kad labai priklausom to požiūrį, kiek tu esi pasiruošęs to darbą iš tikrųjų įdėti, kad atsipirktų. Nes, tarkim, su tais visais adsais ir su to kontentu, tai tenais įkeli kokius 5 paustus, matai, kuris geriausiai žmonėm užkabina akį, kuris veikia ir iš tų 5 paustų per tas 2 dienas ar 3 įkėlęs, atsirenki ir tada ten įdedi pinigų, leidai į atsus jo ir tada eina. Na, kaip pavyzdys. Tai sakyčiau, jo, brendo auginimas į tą fizinę parduotuvę daugiau pritrauk žmonių, bet tai nėra mano prioritetas, mano vis tiek yra pagrindinė online'as ir kuo daugiau tų pardavimų didinti juos ir aš manau tai darydamas tiesiog kuo daugiau aš pats auginsiu savo tą brandą ir pasakosiu, duosiu žmonėm naudos, nes jeigu kalbėsiu tik apie pardavimus, pirkimo produktus, manau, kad tai neveiks, manau, kad daugiau rodydamas, duodamas žmonėm naudos, įvairiaus patyrimai, edukacija, rodydamas savo irgi žinias, kad aš pats domiuosi, ką aš darau, manau, tai pagrindė generuos daugiau pajamų. Tai ypač pastebėjau, kad netgi rodydamas mesdamas į Instagramą ir ten į Facebooką, prašydamas žmonių pagalbos, išrinkti etiketės spalvas, šriftą, tada kaip jūs galvojate, ar geriau tokios spalvos gertuvė, tada maikutė, arba į sudėtį aš galvoju tą ir dėt, ką jūs galvojat, tai žmonės vis tiek prisideda ir jie balsuoja. Ir tada, kai žmonės mato tą visą procesą nuo nulio, o ne tiesiog gražiai iš karto pakuoti, bet kiek mato, kiek to darbo įeina, kiek reikia laukti, tai aš manau, čia truputėlį irgi įeina visai didelė ta sėkmės istorija. Leidai susikonstruoti jiems patiems viską. Taip, ir tada gaunasi, aš taip pat išvengiu klaidų, nes, pavyzdžiui, norėjau daryti žalią spalvą, bet žiūrėjau, didžioji dalis ten 70% balsuoja už mėlyną spalvą tikėti. Tai aš netgi jau prieš leisdamas tą protą jau prasitestuoju, ko patys žmonės nori, nes patys žmonės, aš galiu spėti pagal savo tą pasaulėžiūrą, kas man gal gražu ir kas eis. Bet tada žmonės man padeda didžioji masė, mano auditorija, kuri mane seka išrinkti tą tobulą produktą. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, aš save išlaikau ir gyvenu iš tos programėlės, Insane Coaching, iš tos sporto ir mitybos nustatymo. Tai kuom yra gerai, kad tai kaštų beveik nėra. Tu sukuri su ranka produktą. Tai nėra jokių sandėliavimų, jokių pivartinių vos nelėšų. Viskas online realiai. Taip, tai kuo daugiau keliu, kuo daugiau rodau žmonėm, kuo daugiau aš reklamuoju, rodausi, tuo daugiau pritraukiu žmonių, ypač Lietuvoje, kas žmonės, jau pastebėjau geriau, aišku, yra, bet žmonės taip apsikrauna, ką kiti galvoja. Ir tada galvojimas, kad kažkam aš ten nepatiksiu arba kažkas kažką mane pasakys, aš stabdau savo kažkokią kūrybinę laisvę, kurti, daryti. Ir tada toks kaip aš iššoku ir tiesiog darau daug video ir nekreipiu dėmesio, ką kiti daro ir susirinko tą didžiąją dalį auditorijos tų akių žmonių. Yeah. Ir ateina tada pas mane. Ir aišku, visų klientų nepaimsi, visi žmonės, klientai, taip kaip ir aš esu pakeitęs nemažai trenerių, tai man, pavyzdžiui, įdomu tą išsinešti tą know-how, tai žinias. Tai su vienu treneriu pabuvęs jau, pavyzdžiui, metus, jau daug mažiau supranta visą sistemą, kaip jisai masto, išsinešiau, išklausinėjau jį ir tada įdomusi, gal su kitu treneriu pabandyti. Tai manau, kad irgi, bet kai kokioje rinkoje yra žmonės bando, ypač šiais laikais, mėgsta keisti, noriu pakeisti, noriu išbandyti, nėra tokio pastavumo. O tu ar pasilgai kažkokios dalies, pavyzdžiui, galbūt proceso ar kažkokio, galbūt, nežinau, atsiminimai, kai buvai Vankuveryje? Jo, aš jau labai norėčiau grįžti, labai patiko ten. Bet ar patiko būtent pati aplinka,
ar tuo metu ta situacija tau labiau patiko? Nu, turiu menį situaciją, kai ten buvai. Nu, aš atsimenu, jaučiausi viduje, gal truputėlį didžiavausi savimi, kad tai padariau. Kad iš tikrųjų, vienas paėmiau ir negi dabar toks susimastau, kad iš tikrųjų nukreipiau. Realiai, nes čia tiek kilometrų nuo Lietuvos. Taip, man 19 metų ir ten tų santaupų netepilno, ten gal 1000 aš ten turėjau. Ir vis tiek toksai varau ir iš tikrųjų nieko nepažįstu, tik vieną lietuvį tenais per klientą mane supažindino. Ir toksai įsimečiau savį tokį kaip į gyvenimą, nes reikėjo susirasti klientų, sutariau, kad dirbti sekančią dieną salėje. Tada žinau, kad nuoma reikės tenais jau po truputį jau kaupti, ieškoti, kur ką nuomotis. Tai ta patirtis tikrai faina, toksai pajaučiau to gyvenimą ir tada pirmą kartą atsimenu irgi po kelių mėnesių. Pajaučiau, kai, pavyzdžiui, atsimenu, ten irgi jau telefonas buvo senas ir galėjau tiesiog nueiti į iPhone parduotuvę ir nusipirkti tiesiog iš karto iPhone be jokių ten tų, kaip pas mus Lietuvoje ten tie visos paslaugos, dylai, ten telijos kokios. Bet iš karto tiesiog nusipirkti pilną sumą ir savo pasiimti ir toks atrodo. Tada galbūt labiausiai buvo tas jausmas, vos ne, tipo, fuck it, I did it. Yeah. Tai tas jausmas, kad pajaučiau, kad aš iš tikrųjų galiu ir kad kiek iš tikrųjų darbo ir kiek viso tos energijos įdėsiu, tiek ir vos ne tokia graža ar būna. Tai gal tada man buvo toksai labiau gal supratimas, kad iš tikrųjų, nieks už mane nieko nepadarys. Tai toksai savarankiškumo to gal jausmas ir labiausiai ir patiko. Bet, pavyzdžiui, aplinka, tai irgi, aplinka buvo visi nuoširdūs, geri. Sakyčiau, labai dar ta patirtis buvo įdomi su ir santykiais, su antrom ten pusėm, nes ten aš buvau, Vankūveryje apskritai yra ten 60–70% didžioji dalis azijiečių, kiniečių ir tas, aš irgi neįprasta buvo. Tai ir aš ten skaičiausi vienas irgi aukštesnių, daugumą galvoju, kad aš koks krepšininkas. Ir aš sakydavau, kad aš kaip tik pas mus toks standartas, sakyčiau, pagal ūgį. Tai ir tos pačios ir tas dating pasaulis ir meilės tos visus irgi buvo azijiečių ir buvo tos merginos ir toks labai toksai fun, atrodo tenais nuvarai tiek visko daug ir atrodo viską tik save. Tas patirtis absorbuoja ir žmonės skirtingi, ten milijonieriai visokiausi, ir tenais tą daro tas daro tas. Ir atrodo tiek daug toj aplinkoje būdamas, supranti, kad vos ne, ką bedarysi, atrodo eis tenai. Tiek daug žmonių, viskas eina, viskas vyksta. Ir daug labai idėjų pasisėmė ir tada supranti, kad žmonės tiek daug visko iš tikrųjų bando, daro. Ir iš tikrųjų yra nusiši, ką kiti galvoja. Ir toks jau geriau pabandysi ir padarysi. Tai ten tie 2 metai praleisti, man galbūt labiau supratimas yra, kad mačiau, kaip kiti daro, bando, kad ir man ta idėja su rūbais ten irgi ir su to verslu irgi gimė. Tai kad, blogiausiu atveju, kas blogiausiu nutiks? Nieko. Nieko. Kažkas nebais ir tiek. Jo, tai gerai, mirsi, tai toks tikriausiai čia didžiausias, kas gali nutikti. Tai tas žmonių laisvumas labai mane tie 2 metai pabuvęs irgi padėjo man labiau, išlaisvinti tą protą. Mentalitetą praplėsti. Taip. Okay. O ar dabartiniam, pavyzdžiui, savo versle, bet kurioje veikloje, ar išnaudoji kažkaip dirbtinį intelektą, nes vis tiek populiarus? Jo, labai giliai skaičių naudoju. Tiek viskam analizėm, rinkos paieškom, tada video generavimo idėjom, tai, pavyzdžiui, paskau savo idėją ir paklausiu, ką manai, ir tada paskau, kad tu čianais marketingo genius ir kaip tu čianais specialistas, kaip tu darytum. Ir tada dar kažkokių panašių idėjų parašyk, noriu padeda. Bet pagrindinai ieškojimą, tai searchas, tada duomenis, tada taip pat tekstą pataisyti, galbūt klaidas pasižiūrėti, ką pagerint. Tai jo. O pavyzdžiui, adsams vizualus leidžiat ar ne? Dar ne. Okay. Dar ne, bet yra, žinau, kas liečia vizualus, tai turiu omeny video, kur su intelektu padaro. Ne tos video, bet apskritai tos maketus pačius, kur adsą patį. Jeigu nuotrauka, tai tai nuotraukas generuojam, taip, nuotraukas tiek tenai su skesiais, tiek herojais, ten DBZ stilium bandė su papilais suintegruoti, arba tenais irgi netgi produktų fonus padaryti ir nuotraukų labai lengva ir paprasta, taip pat etiketės protestuoti naujas galima laisvai irgi gražiai padaro. Tai daug labai dizainerės darbo irgi atkrenta. Tai iš tikrųjų, sumaketuoti etiketės, protestuoti etiketės, indelius, viską stipriai, bet su video, aš pagalvoju apie video, tai video dar ne. Bet Amerikoje jau kiek ir pažįstamų turiu, kurie turi verslų, tai labai stipriai leidžia. Nes tiek gali tekstą parašyti, tiek pasirinkti ar vyrą, ar moterį, kuri pašnekės, pasakys tą tekstą, ir iš tikrųjų sunku atskirti labai.
Jo. Šiaip yra iš tikrųjų įvairios programėlės, yra tokia viena, iš tikrųjų nelabai testau, bet vieną kartą tiesiog šiaip video pabandymai, tai yra tokia FreePic platforma, tai va tenais gali visą tą, realiai irgi su to GPT susirašai skriptą, įkeli ten ir gali net savo produktų nuotraukas pridėti ir panašiai ir tada sukuria visą video ir šiaip jie naudoja tos pažangiausius modelius ir tikrai gali kažką gero ir modernaus sukurti, ten realiai tikrai neatskiri kartais, kada realu, kada ne. Taip, bet galiu pasakyti, kad dabar irgi kuo toliau pastebėjau, kad, pavyzdžiui, kontentas, kurį video įkeliu, tai labiausiai dabar, kas eina, tai kuo paprastesnis selfie su kamera į save. Nes dabar antiek yra to išlaižyto, gražaus, clean, AI-aus ir ten tekstų, antiek viskas, tai jaučiasi netgi fake, per daug gerai ir žmonės tai mato ir jaučia nėra kvailė, tai aš pastebėjau netgi kuo labiau paprastai, nuoširdžiai pašnekau, parodau ten ir su ta kokybė, tiesiog kaip ten gaunasi tą priekinę kamerą, net dar geriau eina ir laisviau. Tai tas tikrumas vis tiek išlieka. Lygiai tas pats, tavo nuostabi dovana, bet gali net, manau, ir pasakyti žmonėm. Tai aš atėjau ir gavau dovanų, padarė. Dovanojom Lukui, prisidėjom prie jo verslo, kad jūs gavę siuntas, kaip čia nežinau, unboxingas būtų malonesnis. Jo. Tai va, tai... Jo, bet ką noriu pasakyti, kad pakeitė mane podcastą ir yra labai smagu, kai žmogus vis tiek pasidomi ir analizę padaro ir viską ir aš tada pasijaučiu tikrai labai pagerbtas, kad netgi sukūrė Insane Fits mano brandui vizitinės korteles man sukūrė, aš planas buvo jas padaryti, bet jūs taip nepadarydami. Tik čia labiau thank you kardas siuntoms. Jo, bet crazy, čia ką tu padarei. Tai aš dabar tavęs, tikrai nepamiršiu, tikrai niekaip. Tada tau reikės kažkokios paslaugos, iš karto, all in, let's go. Tai čia vien tik tokie mini dalykai, ką gali padaryti ir pažintiem, čia yra kosmosas. Tai, žodžiu, 100 balų tau. Galite ir jūs pasisemti idėją, jeigu kažką kviesit į podcastus. Koks yra, pavyzdžiui, šiuo metu tavo didžiausias autoritetas? Ar, jeigu turi tokį? Tai bent jau dabar galvoju, su kuo daugiausiai šiai dienai bendrauju. Tai sakyčiau, Gustavas Jankauskas toksai, labai irgi rimtas verslininkas nuoširdus, kuris padeda tiek asmeniniam reikalais ir tiek verslus savo padėtim. Ir su Tadu Burgaila, tai Kilo Health. Girdėjęs kažkas, tikrai žinau. Girdėjęs esu. Tai labai irgi taip pat įspūdingas yra žmogus, kurio smegenys veikia. Stipriai. Ten žmogus vis tiek, kuris leidžia laiką su top Lietuvos turtingiausiai žmonėm, kuris pats irgi įeina tą visą sąrašą ir tiek ir įvairiausiais ten Facebook'o ir TikTok'o ten reklamom ir viršūnėje tie žmonės, kurie patys viską tai yra sukūrė padarė ir toje aplinkoje, kai žmogus leidžia laiko ir aš su juo pašneku ir atrodo, tiesiog kaip tokias idėjas apskritai gimsta ir kaip masto ir toks visiškai iš kito šono. Tai tai su tokiais žmonėm pašnekėjus, pabendravus yra vis laiką, irgi mano klaida yra, sakyčiau, kad paklausau jų, kiek jie tiek daug daro, kiek yra padarę ir tada galvoju, kad aš nedaug darau, tada reikia dar daugiau daryti, kad aš irgi noriu taip, tada vos neblogai, toksai ir tas spaudė, bet tada per tą irgi spaudimą savęs daugiau darė, bet aš manau, kad čia nėra siekia, nėra gerai, tai stengiuosi irgi suprasti, kad vis laiką bus kažkur geresnių ir kas daugiau pasiekė, tiek sportas, tiek verslas, bet manau, kad taip pat yra ir gerai, kad tai verčia daryti. Aš manau, to panašiai irgi yra turbūt, ne? Manau, pas daugelį mūsų, kurie mes norim iš gyvenimo daugiau norim pasiekti, ir normalu, kad tu matai ir tas toksai ne tai, kad galbūt net nepavydžiu to pavydu, bet galbūt labiau irgi spyrė į šikną, kad irgi kažką daryti, aš irgi turiu ir pasiekti, jeigu jisai gali ir kodėl aš negaliu. Tikrai taip. Taip. Ok. Šitas toks klausimas dabar skaitau ir... Bet ok. Koks tavo patarimas žmogui, kuris jaučiasi užstrigęs ir nemato progreso? Tik čia galbūt reikėtų konkretizuoti. Tarkim, sporte, tai spėju be abejo sakytum, kad tiesiog kreiptis į trenerį, ar ne? Pakarto klausimą. Koks tavo patarimas žmogui, kuris jaučiasi užstrigęs ir nemato progreso? Tarkim, sporte, pavyzdžiui. Gerai, tai manau, kad jeigu tai, ką tu darai, jeigu jau darai tuos 2 ar 3 mėnesius, tą, ką darai, ir jeigu matai, kad nieks nevyksta, manau, yra puikus laikas kažką pakeisti. Nes manau, yra 2-3 mėnesių laiko tarpas, kai gali stipriai pasikeisti, ar liečia svorio numetimą, ar raumenų priaugimą, bet kažkokį tikrai progresą turi pamatyti. Ypač jeigu tai liečia svorio metimą per 3 mėnesius, tarkim,
fiziologiškai vis tiek, kūnas, sakykime, į savaitę, jeigu neprarant raumens, gali numesti tarp kokių 600-800 gramų. Jeigu sveikai, bet ant didelių badavimo, neprarant raumenės masės, vidurkis kokie ten 600-800 gramų, sakykime. Tai jeigu yra 12 savaičių minus kokie geri, ten 8-7 kg yra labai realu ir labai be didelių dietų badavimo gali sveikai numesti, jeigu pas tai yra antsvoris į tą sveiką zoną. Tai, sakykime, jeigu yra 3 mėnesiai ir dar tu nieko nenumeti arba 2 mėnesiai ir viskas stovi vietoj, aišku, gali svoris nesikeisti, nes svoris yra, sakyčiau, paskutinį vietą, ką žiūri matmenį, žiūri nuotraukas, nes gali ir vis tiek, jeigu žmogus niekada nebuvo sportavęs, pradėjo sportuoti, net ir kalorijų deficite būna, kad raumens padidėjimas ir riebalų procentų sumažėjimas, svoris stovi vietoje, bet vizualiai labai stipriai keičiasi. Tai žodžiu, tai esmė, 2-3 mėnesiai yra žiūri savio, kažką tada neveikia keiti. Ir kitas dalykas, sakyčiau, jeigu su treneriu dirbi ir jeigu visiškai yra tas pats per ir kokius 3 mėnesius, manau, kad galbūt proga yra trenerio paklaust, galbūt galima ką nors kitko padaryti, pasitart, pasikalbėti, galbūt netgi, sakyčiau, pasakyti treneriu, kad tu labiau nori pasispausti ir kad nori stipriau padirbti, nes aš manau, kad iš savo irgi seniau patirties, kai turėjau daug klientų, ten vos ne per dieną po 10 asmeninių treniruočių, tai visokiausių klientų ten. Žmonės eina, kurie nori tiesiog pašnekėti daugiau, žmonės, kurie nori daugiau, paprastai jiem fun yra pasportuoti, nenori persispaust, yra tie, kurie nori labai stiprių rezultatų, kurie iš tikrųjų gal kažkokio tiek daug streso visko turi ir nori išsilieti toj salėje. Tai mes visi, manau, turime skirtingus tikslus, kodėl einam į salę, tai kurie netgi ne dėl fizinės ar dėl kažkokio grožio, bet apskritai nori tiesiog išsilieti ir išsitaškyti to salę ir išeiti. Tai aš manau, galbūt netgi komunikacija su treneriu tai gali būti irgi, kad jis galbūt galvoja, kad tu žodžiu, esmė, manau, pasikalbėjimas. Jo, supratau. Okay. Bet taip pat dar papildysiu, kad kai kurie žmonės, kurie, tarkim, yra didesni, jie galvoja, kad jie niekada negali būti ploni ar kūdė ar ryškus. Tai visi gali numesti. Žodžiu, visiems viskas yra įmanoma. Visi gali numesti, visi gali būti ir kūdė, ir ryškus, ir kad tie raumenukai matytųsi, tiesiog yra. Jeigu nekrenta svoris, tiesiog paprasčiausiai per daug valgai. Jeigu kraujo tyrimus pasidarai, jeigu ten ir D vitamino norma, skydliaukė veikla, viskas gerai, su hormonais viskas gerai, tai tiesiog maistas. Galbūt kažkokios nekaltos kalorijos, galbūt tenais, kai kepi maistą per daug tikrai aliejaus, ten mama ar antra pusė, kaip gamina viskas, jeigu ten teka aliejų, tai vien tik iš to aliejaus, iš tos keptuvės jau dasidės jau keli šimtai kalorijų. Netgi arba kažkokie padažai, tada pažiūrėt, koks per padažas, dažniausiai būna daug cukraus ir daug riebalo įdėta, tai jau susidaro daug kalorijų, tada arba riešutų sauja. Jeigu ten tokia sauja vos didelė, tai bus irgi ten vos 300-400 kalorijų gali būti. Žiūrint kokią saują. Tai va, riešutų sviesto irgi 2 šaukštai. Tai va, aš manau, kad žmonės dažniausiai irgi būna pasleista. Tai aš netgi paprašau, žiūriu kažkodėl tikrai nedaug valgom, ten vos nevalgau 1600 kalorijų ir žiūriu, kodėl čia niekas nevyksta. Nes ir kardio, ir judėjimas, ir žingsnius sužiūrim, ir visko, ir toks, kažkaip, nes prieš tai krito. Tada prašau, kad jo atsiųstų nuotraukos, nors dažniausiai būna ten, kur kečupo privaryta, arba tenais. Tie, kur padažai yra, kur 0 kalorijų, bet ten rašo 0 kalorijų, bet ten kažkiek gramų. Jeigu ten tu privarai, pilnam, tai vis tiek, nors susideda, aišku, tai žodžiu. O kaip manai, koks šiandien dienai būtų sveikas aliejus kepimai ir sviestas? Sviestas, tai aš kiek žinau, G yra gan pakankamai sveikas, ar ne? O pavyzdžiui, aliejus? Reikėtų žiūrėti tą kepimo aukščiausią temperatūrą, tai gali to paties ChatGPT paklausti, aliejų, kurie turi aukščiausią kepimo temperatūrą. Tai pavyzdžiui, alyvuogių aliejus, tiesą pasakius, jeigu ten nori paskrudinti, pakepinti, manau, nėra jis labai geras tam. Tai, pavyzdžiui, kiek atsimenu, aš pats asmeniškai naudoju makadamijos aliejų, tai jis turi labai aukštą kepimo temperatūrą ir tikrai dar vienas yra dabar užkritęs. Bet esmė jo, galima gerai čia pasižiūrėti. Bet svarbiausia reikia pasižiūrėti, kad tiesiog būtų aukšta kepimo temperatūra, aišku, žiūrint, kaip jūs dar kepat, kaip naudojat. Bet aš asmeniškai, šiaip labai retai naudoju aliejų. Ten, jeigu noriu, aš dažniausiai netgi dabar galvoju, kad paskutinius kelis mėnesius nenaudoju, nes nusipirkau tokias brangesnės geras keptuves, tai, pavyzdžiui, kiaušinius kepu visą laiką be aliejaus, nei prilimpa nieko. Tiesiog. Jo, tiksliai galima paprastai. Taip. Ir tada, jeigu mėsos dabar paskutiniu metu beveik nevalgau, nes mano žmona valgo tik žuvį. Okay. Jo, tai paskutiniai 2 mėnesiai nebuvo, man atrodo, šis mėsos. Ir kaip jauties? Šiaip gerai, tai esmė, kad, gerai, tai pagrindė šiaip visą laiką pas mane būdavo bent jautiena per dieną.
Visi kiti valgymai yra proteinas, miltelį proteino. Tai 2 per dieną, žodžiu, eina protein shake'ai su ryžių košė, savo Insane Fit'o. Ir tada eina kiaušiniai ryte ir vakare, 2 protein shake'ai ir tada gadosi steikas koks tai nors ir tada dar vienas toksai valgymas, ar ten tunas, ar krevetės, ar kažkoks dar vienas baltymo šaltinis. Tai dabar tiesiog tą vieną steiką, kurį išimiau, dažniausiai bagėčiau kokią lašišą. Tai aš vis tiek surinku tą baltymų kiekį per dieną, o iš jautienos, tai pagrindiniai dalykai yra koks kreatiną, kad gaut. Tai vad geležies netrūkumo jokio nėra. Tai tokius svarbiausius dalykus pažiūrėti, bet jeigu tu surinkai tą baltymų kiekį, tada jeigu kretiną tu vartoji, tai aš manau, kad yra tikrai dar kraujo tyrimus stebė žiūri, tai čia labai didelės, sakyčiau, kažkokio minuso nėra. Manau, tie, kurie veganai, kurie iš vis nevalgo, nieko yra tikrai daržovės, tai manau, jo labai stipru ir labai reikia atsargiai žiūrėti, saugot save, kad tikrai kraujo tyrimus žiūrėti, ko trūksta, kad palaikytų visą balansą. Kaip manai, kokių tada, pavyzdžiui, nerekomenduotum visai žmonėms aliejų naudoti? Rapsų galbūt kiek esu girdėjęs? Jo, tai netgi dabar šiai dienai irgi gali pasidomėti labai seed oils, tai visi sėklų vos ne aliejai. Yra, dabar šiaip daug labai skirtingų nuomonių, yra labai daug. Tai viena yra grupė žmonių, kur sako, kad tai kenkia sveikatai ir vos nežinais, žmonės didina labai stipriai, mažina savo gyvybės metus, stipriai trumpina savo gyvenimą, o kita dalis kalba, kad vos ne, tai it's okay vos ne. Bet mintis yra, kaip tas aliejus yra pagaminamas ir kokie vos ne chemikalai naudojami, kad jį išgautų. Va kur mintis. Tai aš manau, šito labiausiai reikėtų vengti, bet lygiai taip pat dabar šiai dienai yra tiek visos informacijos, tiek va čia GPT, tai galima tikrai daug pasidomėti. Bet jo, apie seed oils tai siūlau tikrai pasidomėti, nes informacijos yra tiek daug, bet ta informacija, sakau, tokia, labai... Jo, bet aš tai labiau esu už tai, kad tai irgi nėra sveika. Aš esu už tai, nes labai daug yra tyrimų, labai daug tyrimų yra. Tai aš manau, kad kiekvienas jūs irgi atsirinkit, kaip jūs galvojat, bet aš kaip asmeniškai pats nevartoju netgi tokio aliejaus, aš stengiuosi irgi, sakau, tai dabar, kepuosi, pas mane tai ryte aš išsikepu tų vaflių blynų, tai pas mane tie vafliai išeina tiesiog iš bananų, iš kiaušinių, iš avižų, tai dar įsidedu skaidulų, kad tai tokia minkštesnė būtų, tai deduosi į vaflinę kepu ir į keptuvę, kur aliejaus iš vis nereikia, 0. Čia gal, atleisk, kad pertrauksiu, čia gal tie patys vafliai, kuriuose video gal padarė? Taip. Okay. Jo, tai čia 0 aliejaus net nereikia nieko, tik. Tada antras valgymas pas mane eina 2, 3 prieš ir po sporto, tai būna košė pas mane, tai ryžių tą Insane Fit's košę verdančių vandeniu, proteinas, uogos ir sviestas, tai gaunu angliavandenių, baltymų ir riebalo. Po sporto lygiai tas pats ir tada eina 3, 4 valgymas gausis, tai būdavo arba steikas, arba kokia lašiša, sakykime, tai paskutiniu metu steikai jau tiek pas mane užkniso, jos jau kramtyt valgyti, tai tiesiog pirdavau jau liesą faršą. Tai išsirinku tiesiog liesą kokį kumpį, sumalą, tai tam irgi aliejaus nereikia, visą keptuvę sumetu, ten truškinasi, tai pilnai iš jo riebalo pačio užtenka, kad viskas iškeptų, lašišai riebių išsės irgi aliejaus nieko nereikia, įmeti keptuvę ir tada gaunasi dar vienas valgymas jo, arba vėl kartoju aš tos vaflius pasidarau, arba tenais kokius iš proteino ledus pasidarau, tenais midolo pienas, arba kokosų pienas, ledukai, šaldytos uogos, proteinas. Tai realiai 0, net nereikia jo. Tai aš sakyčiau, kad jeigu tai į sveikatingumo pusę ir prisižiūrėti save, tai geriausia būtų rinktis produktus, kurie yra vieno ingrediento produktai. Tai tiesiog mėsa, tenais tunas, tenais lašiša, kiaušiniai, tai aš manau tiesiog vengti to perdirbto maisto. Tie kryžiai, grikiai, bulvės, makaronai, viskas tuo tvarkoja, tik svarbiausia esmė yra kiek ir koks tavo tikslas ir tada baltymų kiek ir kad surinktum, tai mėsa, žuvis, jūros gėrybės ir tas sveikieji riebalai, tai aišku irgi turi surinkti tiek, kiek reikia, tai ten avokadai, tai aš pilno kiaušinio gausi ir tada tenais riešutų sviestas ir riešutai. Tai jeigu tu prisižiūrėsi ir valgysi neperdirbtą maistą, aš manau, kad tai yra bent jau ok, nes aišku dabar kuo daugiau domiesi, atrodo, kad viskas yra nesveika. Na jo, realiai. Jo, visiškai, taip. Tai sakyčiau, bet esmė jo, vengti to perdirbto maisto, aš teikčiau vengti tų visų seed oils ir tų kepimo, fried food, kas yra aliejų kepta. Čia gal tokie didžiausiai blogi, tada alkoholį sakyčiau. Šiaip dar girdžiu įvairių skirtingų nuomonių. Beje, gal planuojate Insane Fit's botanėlių liniją paleisti, ar ne? Jo, bet pavyzdžiui, private label labai daug. Tai reiškia, nesuprantu, private labelas yra, kad yra gamykla, kur, tarkim, daro savo batonėlius, ar lietuvių įmonė, net lietuvių įmonės ir daug jau siūlo.
kur galėjom tiesiog parašyti ir jie turi savo botonėlius ir duoda etiketę, jie uždeda savo sudėties ir duoda. Bet tas formulės man nelabai patinka, nes ten įdėta tiesiog iš pieno, ten prastas koks proteinas, pridėta cukraus, pridėta nesąmonė ir aš to nelabai noriu. Plus nelabai noriu, kad identiška tokia pat sudėtis yra kažkur tenais gali nusipirkti Maximui kokiai. Tai norisi savo ir tai jau dar jeigu savo, jau kastam tą visą sudėtį, tai tada išauga savikina labai daug, tada galvoju, batonėlį pradinėti už 5 eurus, nu nežinau, ar tai labai smart, nes tada savikina gaunus kiek tik 3 eurai. Ir tokias dalykas, tai reikia užsakinėti 1000 vos ne vienetų ir tada galvoja, ar tikrai pirks ar nesugės, nu žodžiu. Tai kol šią dieną dar nesam taip. Nelabai stipriai įsivažiavus. Stiprus, kad rizikuoti šitą sprendimą priimti. O šiaip kokia tavo nuomonė apie juos, ar... Manau gerai. Manau yra, tarkim, gerai, ar sneakers, ar Times, manau geriau tas, nes dar baltymų gaus, manau, kad daugelis nesurinka baltymų per dieną. Ir tada gerai, sakykime, ar tu suvalgysi, netgi šiaip jeigu tu suvalgysi per dieną kokią tenais sausainę ar ten spurgą, jeigu per visą dieną arba ten kas kelias dienas suvalgysi kažką iš vis nesveiko, aš nemanau, kad tai labai didelis skirtumą ir padarys. Manau, visa esmė, ką tu darai kiekvieną dieną per visą tą mėnesį, per tas visas savaitės, bet jeigu ten kažkas, nes yra žmonės, supratau, kad, ir aš irgi toks pat, kad, pavyzdžiui, aš esu tas, jeigu aš darau 100%. Pas mane, taip negali būti. Kiti, pavyzdžiui, gali tenais valgo, kokį tenais švariai pirmadienį, antradienį ir koks trečiadienis, ten pamato kavinėje kažkokį skanų desertą, suvalgys desertą, gabaliuką jam daugiau nebereikės, viskas. Tai netgi va toks vienas suvalgymas, tikrai neįs ten pakenks tam riebalų degimui, nei ką, jeigu ten bus kažkoks vienas ten kąsnis, keli kąsniai, arba ten keli sausainiai ir ten spurgą suvalgyta. Jeigu tu vėl visą likusi ten ketvirtadienį, penktadienį ir kitą savaitę vėl tu normaliai valgysi, sportuosi ir judėsi laiką aktyviai, leisi dviračiais važinėsi. Tai aš manau, kad žmonės irgi suprastų, kad tikrai nieko tokio. Jeigu tu kažko labai nori suvalgyti, tai nieko nepakenks. Manau, blogiausia yra, kai tu savo nieko neleidi, ir tada, kaip ir kalbėjom prieš tai, priveda prie apsivalgymo, sutrikimos kiausių maisto valgymo. Tai ir koks buvo klausimas pagrindinis? Apie batonėlius, ar kokia tavo nuomonė, ta prasme, ar jie jau vėl? Tai ir tada, jeigu, pavyzdžiui, tu neturi ką pavalgyti, badauji ir nėra kažkas po ranka, tai manau, batonėlis yra labai geras sprendimas, nes gausi ir baltymo. Ir nebus tiesiog grynas kažkoks cukrus, kaip kokias sneakersą suvalgyti. Tai manau, yra šiaip tikrai batonėlių su gera sudėtim. Tai manau, kartais pakeisti valgymo greičio suvalgyti, manau, tikrai it's ok. O ar kaip manai, yra tokių, kaip čia gal paprašiau paklausti, tarkim, degalinė yra svarbu, kurį rinktis, nes ten jau realiai, kelios rūšys yra, bet aš manau, kad gal nėra jie ten tokie max kokybiški. Jo, tai manau, aišku, svarbiausia žiūrėti, kiek. Šiaip geriausia pažiūrėti ingredientus, sudėti iš kokio baltymo ir iš ko jis sudarytas, kas įeina, čia būtų svarbiausia. Ir kitas dalykas, pasižiūrėti irgi, kiek to baltymo įeina ir kiek to cukrus ir kiek to angliavandenių. Dažniausiai, jeigu būna, pavyzdžiui, cukraus beveik nėra, angliavandenių nėra, bet būna labai daug riebalo įdėti. Daug tikrai. Tai manau, svarbiausia yra ingredientus pasižiūrėti ir būtent kiek to baltymo yra jau. Ok, tvarkoju. Gerai, prieisim tada prie paskutinių klausimų. Taip. Kokia tavo asmeninė taisyklė, kurios niekada nelaužai? Aš kaip Batmanas, nežudau. Jeigu turi tokią, aišku. Šiaip geras klausimas net. Tokia. Geriau, tu turi? Greičiausiai ta taisyklė yra tokia, kad ir kas bebūtų, neleisk nukentėti kokybei. Ta prasme, nesvarbu, ten galbūt paslaugos atlikimo, ar galbūt ten, nežinau, maisto, dar kažko. Žodžiu, kad nenukentėtų kokybė tiesiog tą, ką ten bedarai. Jeigu net ir daug apkrauna tave kažko, bet skaičiau tokią, manau. Ok, dabar aš galvoju pagal savireikį, bet kažką darau. Čia netgi su šituo ties dirbu su savimi iš tikrųjų, nes truputėlį gal per daug to pas mane yra, kad aš labai pagalvoju apie kitą žmogų, ne save, kad vos ne, ar kai kalbu netgi su kitu žmogum, arba bet kokią paslaugą kuriu, ir aš galvoju, kad kuo daugiau tas žmogui, kad jam būtų gerai ir gautų tuos naudos. Tai visą laiką pamastau, ar aš nepakenksiu vos ne, kad išgautų tą naudą, dėl to statau tuos kitus žmonės labiau į juos, į priekį, o ne save. Galbūt aš, tarkim, sutinku kažką, tarkim, paprašo padaryti, paprašo ten atnešti arba ten kažką ir atrodo man nesunku ir tarkim sutinku, bet tada turiu atsakyti savo kažko laiko ir paslaugų. Tai va, jeigu taip visą šitą supaprastinus, tai labiau prieš save man yra svarbu, kad jeigu žmogus kažką ima iš manęs, arba aš kažkokią paslaugą darau, arba net ir su draugais ir su artimais žmonėm, kad nenusiviltų tas žmogus.
kad vos ne angliškai gal, nu čia nežinau, čia toks... Kuo daugiau, ta prasme, vertės suteikia. Jo, ir aš manau, kad aš pats atkenčiu truputėlį to, nes tada gaunasi, nes tada gaunasi, kad yra truputėlį to noro įtikti ir tada vos ne pamirštu save ir tada kartais galbūt, kas liečia irgi tarp artimų draugų ir šiaip draugų, kad kartais sutinku tos dalykus, ko aš galbūt pats nelabai noriu, bet žinau, kad tam žmogui yra svarbu. Jo, ir tada, jeigu tas klausimas tavo, tai tokia kaip taisyklė jo būtų, kas liečia turbūt verslą, ar kas liečia visas šitas temas, ką mes pakalbėjom, ir tiek sportą, tiek klientus. Tai man labai yra svarbu ir jeigu aš, tarkim, matau, kad, tarkim, žmogus man parašo laišką, kad jis gavo kažką, tenais pažįstą pakuotę, arba ten paklausė ir man iš to atrodo taip asmeniškai tai priimu. Ir galbūt tam žmogui tiesiog galbūt kažkoks, jam gal nėra taip svarbu. Jo, jam gal ne taip rūpi. Taip, aš perskaitau ir aš tada iškart pagal užsakymą, matau numerį, vis tiek tenais žmogus įrašo, kad užsakymą dar iškart paskambinu, tada atsiprašau, paklausiu, kodėl, kaip kas ir tada gilinuos. Jo, tai aš toksai man galva šitas yra labiausiai, skaičiau dabar šiai dienai. Ok, labai graži savybė. Aišku, kartais, ir pats nukenti dėl to, bet šiaip graži labai vertinga savybė. Šiaip šiandien dienai nėra, kad daug labai žmonių tą turėtų, žinai. Ok, ką dabartinis tu pasakytum savo 18? Sakyčiau, kad daugiau pasitikėti savim. Jo. Okay. Nes buvo, sakykime, tokios situacijos, kur aš galvau, kad tuos ne... kas aš toks, kad man taip galėtų būti. Antiek tas... kas lietė ir merginas, ir sakykime, ir tuo labiau verslus, ir viską ir atrodo ten tokie dideli žmonės, sėkmingi viską tiek daro, ir vos ne, čionais reikia būti labai smart, ir ten būti baigus ten daug mokslo ir visko, ir toksai jo. Tada supranti, kad tai tiesiog yra žaidimas, kurį kiekvienas žmogus, kas liečia galbūt verslą, savo sritį, ir tam žaidimui yra tiesiog vos ne max levelis, kuris tą patį žaidimą žaidžia daug metų ir jo patirtis yra didelė. Tai aš jau duočiau patarimo jo, daugiau pasitikėti savim ir daugiau nebijoti rizikuoti, nes tu tau 18 metų neturi visiškai nieko ko prarasti. Ir gali bet kada grįžti pas mamą ir viskas, ir vėl bandyti per naujo. Nes kuo daugiau metų, kuo vyresnis darausi, suprantu, kad atsakomybė didėja, daugiau artimiem žmonėm reikia padėti savo, kur jie tiki manim ir pasitikė, kad aš nesufeilinsiu, kad būsiu sėkmingas ir sakykime, turės pasirūpinti ir tada aš kaip ir biškiai jaučiu tą tokį atsakomybės jausmą, kad negaliu savo leisti sufeilinti, nes reikia padėti finansiškai ir toksai turi sprendimus aiškiau priimti ir klaidų negali tiek daug daryti, skaičiau, labai didėja tas toksai baimė suklysti. O kai tau 18, tai toks... Jo, visiškai yra normalu, kad tu feilinsi ir manau yra gerai, kad tu feilinsi ir jeigu tu sufeilinsi, netgi jeigu turėjau dar daugiau idėjų ir būčiau daugiau idėjų daręs, turėčiau, manau, dar įdomesnių istorijų, bandydamas tas idėjas ir galėčiau, pavyzdžiui, čia tau papasakot kitiems žmonėms, kurie turi pinigų, kurie galėtų investuoti. Jo, ok. Mokyklai žinau, kad tavo didžiausias štangas spaudimas buvo 140, taip, teisingai. Pagerinai rekordą. O ar dar kažkada bandai, kiek max gali išspausti? Jo, daugiausiai buvo 165. Bet jo, bet tada jau toks jau, supratau, kad turiu vien tik tai daryti. Jo, kad ten, jeigu nori ten kosmos. Jo, aš tada įsiplėšiu dar krūtinę. Ne kažką, bet labai stipru, labai stipru. Viskas, paskutinis klausimas buvo. Jo, galvojau, dar bus, bet žiūriu, nebėra. Ok, tai taip, žodžiu, kas norit gauti Luko vertės, eiti keisti savo kūną, tai gali rasti visus sprendimus Insane Coaching. Jo, Insane Coaching. Tai ir dar beje, kas norit irgi kokybiškų papildų ir dailaus dizaino drabužių, taip pat galite viską rasti Insane Fits. Galbūt dar kažką noriu pridurti apie galbūt produktus, apie treniravimąsi. Na, manau, kad visa informacija Insane Coaching, kas liečia sportą, mitybą, tada papildai, o šiaip, jeigu ten kokių klausimų turite, tai visą galite man į Instagramą geriau parašyti, nes Facebook'e labai daug žmonių rašo ir ten labai sunkiai pamatau, nes mes ten etsus leidžiam ir tada žmonės dažniausiai rašo. Ir automatinė tas klausimas. Jo, šiaip labai daug įvairiausių klausimų ir labai įdomių klausimų gaunasi ir tiesiog labai per dieną daug žinučių ateina ir ten tokie labiau asmeniniam klausimam sunkiau pamatau. Tai Instagram'e labiau pats aš viską matau, atsakinėjau ir žiūriu. Kas norit pagauti Luką, rašykite Instagram'ą. Gerai. Ačiū tau. Ačiū.